Tai gavome iš Lietuvos krepšinio federacijos pakvietimą dalyvauti procese Lietuvos rinktinės lange. Labai smagu, kad yra sudarytos tokios galimybės, ypač mažiem miesteliam, mes su kolega esam iš Jurbarko, aš iš Kretingos. Ir pirmas įspūdis labai įspūdingas, nes tikrai visi draugiški žaidėjai, visi pasisveikino, visi treneriai iš karto priėmė šiltai. Tai laukia labai įdomus procesas, įdomu, kas bus toliau, nes būsim visur su komanda kartu, skrisim ir į Lenkiją, ir Klaipėdoje žaisim su estais. Tai, manau, laukia labai įdomi patirtis, kurią galėsiu panaudoti savo darbe. Matot, dirbu tiek su vaikais, tiek su vyrais, tai su vyrų komanda labai matosi, kad taktinių dalykų, nes čia tikrai per tas kelias dienas neprisportuosi tais individualiais dalykais, tai manau, kad čia taktikos labai pasisemsim ir dabar buvo treniruotė vien apie taktiką, tai manau bus labai daug naudingų dalykų, kurios galėsiu panaudoti savo darbe. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Krepšinio federacijai, prezidentui Mindaugui Balčiūnui, kuris suteikė tokią galimybę rinktinės visam stafui, treneriui Rimui Kurtinaičiui, kad priėmė tokią neeilinę galimybę sudalyvauti pagrindinės vyrų krepšinio rinktinės stovykloje, pasisemti tos patirties. Tai neįkainojama patirtis iš tikrųjų, tai ką tenka pamatyti per treniruotės ir kas dar laukia, iš tikrųjų viskas iš arti, iš tų pirmų linijų, pirmų lūpų, tai manau, kad vienareikšmiškai tai yra pati geriausia patirtis šiai dienai, ką esu patyręs kaip treneris. Tai komunikacija su žaidėjais, pačių treniruočių procesas, kokio lygio jos turi būti aukščiausiam lygiai, stafo bendravimas, pareigų pasiskirsimas. Tokių daug iš tikrųjų tikiuosi pasimti, sunku net pasakyti, bet maksimaliai, ką įmanoma, tą stengsiuosi pasimti.